Mano antra diena Malaizijoje buvo chaotiška. Turėjau vieną svarbią užduotį nuo pat ryto - atlikti medicininę patikrą, kad gaučiau studento vizą. Tad kėliausi anksti ryte, lipau į grabą, bet patekau į rytinius kamščius. Tad 20 km iki universiteto keliavau ilgiau negu 50 minučių. Taip pat nuo ryto tvarkiau šūsnį dokumentų, turėjau užpildyti anketą apie savo medicininę istoriją, pasakoti apie savo ligas, šeimų ligas pažymėti, taip pat vakcinacijos išrašus sutikrinti. Bet galų gale atsidūriau indiškoje klinikoje, o ten jau prasidėjo visiškai kita istorija. Laukiu ilgiau nei valandą, kitus studentus kvietė, manęs taip nekvietė, kai priėjau galiausiai prie registratūros. Ji man pareiškė, jog mano gydytojo pažyma, kad vartoti tinkamus vaistus nėra tinkama, mat jiems užkliuvo gydytojas spaudas. Tai taip atrodo šią mano šitą kliniką indišką. Tai taip ne vietoj jaučiuosi, nežinau. Liepia man važiuoti pas vietinį gydytoją į ligoninę, gauti jo patvirtinimą, kad tuos vaistus vartoti galiu ir tik tada jie man patikrintų kraują, šlapimą, padarytų rentgeno tyrimus, visą tą paketą, ko reikia atvykusiems studentams. Žodžiu, šita mano kelionė buvo nieko verta, išvaiščiau gal 6 valandas, kol viską išsiaiškinau, mano net kraujo mėginio nepaėmė. Ir pagaliau po visų vargų pasiekiau savo būsimą akademiją, keliaujam pasižiūrėti, kaip jie atrodo iš vidaus. Mano akademijoje daug kačiukų. Ir daug visokių mielų kawaii dalykėlių. Ir čia, kaip suprantu, yra studentų darbai. Ir turbūt čia vieni didesnių darbų, kokie ar kursiniai projektai, ar bakalaurai. Ir buvo pagaminti visi grafinio dizaino produktai. Su iliustracijom visa kita. Tikrai labai mielai atrodo. Čia matyti žaidimas yra sukurtas. Viskas rankytėm čia. Kaip mielai visokie charakteriai. Acijos. Aš irgi noriu, kad mano veidas čia būtų. Kitis of archipelago. O čia visa kačiukų paroda. Kaipgi be kačiukų. Visokie čia. Tai man tai atrodo kaip Pokemonas. Meksikietiški. Eikti savo japoniški, meksikietiški vėl. Yra lietuviškas paprastas katinas, turbūt, kad ne, vikingas matau. Dabar vakaras atėjo ir važiuojame į food marketą. Taip, į naktinę maisto gatvę labai noriu. Išmėginsim skanumynų. Aš šiandien su tais medical check-ups, visais mediciniais dalykais tiek prisilakščiau, kad aš noriu tiesiog kaip žmogus atsisėsti ir skaniai pavalgyti. Viskas. Man bus gana šiandien. Hello. Pasitrinksi? Hello. Yeah, hello, yes. Tai štai mes esam naktinėje maisto gatvėje, Jalan Alor. Einam pasižiūrėti, kas čia gero. Let's go. Durianai. Jau jaučiu tą kvapą. Oi. Smarkus tokia, sakyčiau. O, wow. Mums reikės fotkę pasidaryti. Tik iešmelių nepirk jokių, Tomai. Jokių iešmelių. Aš prisimenu Vietnamo istorijas to iešmeliais, kurie baigėsi tualete. Vienas sandvičiai. Oi. Kiekvienas. Kokios vėsios. Nice. O ir melonas skanesnis. Jiem paragaut. Man ir mango skanesnis. Va. Oh my god. Gerai, žinosim, kad reikim tipo watermelon. Mango tokias labiau kaip smutis, tirštesnė. Vienas sulčių šitas 2 eurai. Let's go toliau.
O, kokios kėdės. Kaip krėslas. Oho. Malaysian local food. Gavom maisto. O. Aš gavau keptas daržovės. O čia tofu? Ne, čia nėra tofu, čia tik keptas daržovės. Ai, daržovės. Jo. Ir ryžiukų. Matai, jie net peilio nenaudoja skanus. Tik Jo, tai kažkaip peilio nėra. šaukštas ir šakutė. Žmonės nepjausto nieko. O, kokias traškas, bet kaip aštru. Ojoj. Skanus patiekalas. O kas čia nežinai šitie dalykai? Čia yra bean sprouts. Paragauk, čia drakono maistas kažkoks. Oh my god. Man atrodo, aš padariau klaidą. Nu, biškį, aštrokas. Ta prasme, biškį. Tau neparėjo dar? Nu, nežinau, namai, aštrokas. Is it like a pancake? Soft pancake, yeah, like a pancake. Thank you so much. O, kaip gražiai atrodo, noriu nufotkinti. Nu, ką čia pasiėmė? Kažkokie blynai mango. Mango suflė, tokie minkšti blyneliai. Nu ką, labai apetitiškai atrodo. Na, mane nesigalėjau. Čia toks kaip blynas va viduje. Koks geras, minkštas biskvitinis blynas su mangais. Jam, jam. Naujas rytas, gal jau labiau diena net. Nu šiaip jau pusę pirmos, o mes dar tik pasiračiu einam. What? Sunku labai išsiritenti iš lovos. Nu jo, dar šiandien sueditinau šitą TikToką, tai prie baseiną pasidėjom, tai Ja. buvo truputį reikalų nuo ryto. Ką, dabar einame užsičiauti kavinę. Kai čia jau šitos mašinos spėt. Man tai šio tokios japoniškas stiliaus atrodo. Čia, einam čia, comfort food. Atėjom į kafė. Einam iki mūsų pusryčių vietelės. O kaip čia jauku atrodo. Va, gavau tokias sultis. Tikėjaisi šviežių, Tikėjausi šviežių. o kol nesakei, neklausai. Ten parašyta buvo fresh. Žinau, Nu paragau, gal bus nieko. gal bus skanu. Šiaip labai jauki kavinė ir už manęs, nežinau ar matosi, tiesiog pilna vos gavom staliuką, visas sausakinis. Na jau pasisaldint radau cukrų ir sirupą, tai man įpylė va į tokią čerkutę, tai pasisaldinsiu savo kavelę. Va dabar tai va čia bus mano dienos gėrimas. O, tie mūsų maistas. Taip atrodo tiesiog Tomas saldžios bulvytės. Traškės, ne? Jo. O čia mano Tokios. kiaušiniai, ex-Florentine vadinasi, man primena Benedikto kiaušinius, tai ragausim. O sako, Azija skurdi šalis.
Čia tiesiog prekybcentrio aikštelė. KLCC. Nu kaipgi be fotosesijos prie gražiųjų bokštų. Prisifotkinam. Nu, smagu sutikti irgi Jo, keliautojų, kurie žino Vilnių Keliautojų. ir Šaltibarščius. Ja. Buvo rusas, bet malonus. Nu, toks atrodo Jo. modernus, tai žinai, gal ir neklausiau politinių pažiūrų, nes bijau žinot atsakymą. Grilai. O, bet pažiūrėk, koks čia parkas, vau. Tai va, turėsim fotkę su Malaizijos vėliava ant thumbnailo. Čia tai dar turėjo, Jo, kad geras. vėliavą turėjo paskolinti. Nesitikėjau. Nesitikėjau. Pažiūrėk, kokie čia atogražų vaizdai. Nes to indo paprašiau, tai jisai toksai paėmė vieną, nupiškino foto, Ir vėliau kojas nukirpo. Jo, kojas nukirpo ir išėjo. Na, žinai, kai matai žmogų keliautojų su kamera, tai supranti, kad jis turėtų geriau fotografuoti, nors irgi ne visą laiką. Ne visą laiką, kaip Islandijoje Bet tai pasitaiko. koks čia gražus miškas, pažiūrėk. Ir užeini iškart kažkaip vėsiau Jo. atrodo. Žiūrėk, fontanai ten dar. Einam po to Čia kriokliu. galim. Bet visiškai toks ramus parkas vidury miesto centro. Taip keista ir aplink dangoraižiai. Kažkoks New Yorko vaibas. Ir Central Park. Parodyk žmonėm. Visur delfinai, banginiai prie mano universiteto irgi fontanas su delfinais. Čia maudytis gal. Bet čia vaikų, aišku. Vaikučiai čia. Bet žiūrėk, yra dušas, tai gali atsivesinti. Tomas pamerkė kojas. Va. Baseiniuko šiltas vanduo su tokiu vaizdu. Tai meskit. Gerai, vesinu. Pažiūrėsim, ar negausi bakterijų. Nu, neturėčiau. Dar padarom. 10 ringgit, so 10 ringgit? Yeah. For how many? one. One good. After you take many, I give you discount. What? You take 5 photo, right with. Padarom dar tam. Tuoj. Nufilmuoji? Filmuoju. You try first scan. One photo, Yeah. you take 5, give you right. I give you 5 photo, just Okay. discount. You take 1, 10 ringgit. We can try. Okay. And if we like, we Okay. take it. Okay, ma'am. Yeah, okay, thank you. Thank you, sir. Oh, thank you. What do we have there? Oh, beautiful. Very beautiful. Good, Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okay. Again? Okay. Yes. So 5 for 30? Yes. Okay. 6 eurų. Palaikyk. What phone you use, ma'am? iPhone? Oh, I iPhone. send you airdrop. Oh, yeah, great. O sumokėsi tam? Jo, jo, tuoj. Everyone. Julija. Palaikyk. You check Kamerą. first. That's beautiful. Yeah. You check. Yeah. Oh, that's so nice. Thank you, sir. Pažiūrėkit, kaip You want gražu. take again. Night time view good. Okay. Okay. 110. Is The same price? Same price. again. Okay. You have change? 6 euriukai. Nu, man tai tikrai negaila už tokias fotkės. 10, 20. Okay. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Already view 8 o'clock. Already view Okay. good. Okay. Okay, goodbye, see you. Man irgi sako, thank you, sir.
Jokinga. Nu, draugiškas, ką žinau, neplėšikauja. Ja. Ai galėjau dar nusidėlėti, bet nesidėlėjau. Ne, o tai kam, Ja. man tai geras foto labai. Dar pozas pasakė. Ja. Nu, biškai ten ta jokinga, kur tu sėdė, einam. Tai, taip, tai 6 nuotraukos, ne, 5 nuotraukos, 6 eurų. 6 eurai. Čing čing. Lauk. Dar gyvas tenai, bet... Aš nežinau. Galima suabejoti. Šokiai vyksta. Radom liftus, norim iškviesti ir nesispaudžia mygtukas, tai aš nežinau. Ir jie nejuda žemyn. Let's go. Ai. Nu, pagaliau radom iš kelintą kartą, trečią gal. Čia taip klaidu. O gerai, sėkmės dabar esam kavinė, kur yra čia. Jej. Einam, pamėginsim tailandietišką. Hello. Hi, 2 people. Two of us here. Okay, thank you. Yes, sir. Here you can be comfortable as well. Ah, here? Okay. Sėdam? Sėdam. Okay. Ir čia viskas veletiška. O, Thank you. Pažiūrėkit, gavau cielą ananasą. Aš nežinau, ta prasme, jis taip gardžiai kvepia. Vidui Nu, prikimštas gerai atrodo. ryžių, vegetariškų su daržovėm. Insane. Ragaujam. Labai geras ryžių skonis, toks sodrus. daug dėliai paragauti. Imdėlė. Skanu. Man atrodo, šiaušiam ir į Tailandą ragauti jų virtuvės. Šitas skanus, nes aš kai ragau Vietname, tai jisai buvo toksai neskanus. Turit privalot paragauti. Taip. Su mėlynais ryžiais. Vakar matėm dar žalius ryžius. Mango sticky rice. Pažiūrėkit, kaip mangas, kaip saulytė gražiai sudėstas. Mėsus. Geriausias desertas visai dar plus visai sveikas. Ir kokosų kremas. Ai, aš tai neturiu žodžių, nežinau ką čia komentuoti. Aš tiesiog čia gyvensiu. Nu, pavalgėm savo sočius pietus. Skanus, už viską sumokėjom 22 eurus. Man tai čia visos virtuvės tokios skanios, aš nežinau. Nėra mėgtukų, jo, išmaniau. Tai žodžiu, tai visai skanu. Aišku, molę brangiau valgyti turbūt. Bet čia šiaip centras. Jo, čia centras. Brangiau. Pažiūrėsim kitur kainas, kai išvarysim į Bandarson rajoną. Dabar varom namučio pailsėti pagaliau.